gavo aš pasieksiu, ir tada imperatorius susiprato, galima naikina. Su imperatorius jo atžvilgiu vyko sukilimas kinų. Ne prieš imperatorių, o prieš anglų. Boksininkų karas. Čia antrasis. Mūsų žmonės Kinijai iššaudo. Žiūrėk, vis daugelis tai Anglas iššaudo. Pasikvietė dar kitų šalių sąjungų, nuokojo Kiniją, užėjusį savo koloninis punktas. Vėl toliau pardavinėjo opimą vežę arbatą. Vėl sukilo antrasis boksininkų sukilimas. Ir nuo to Eidas nesuprato, reikia savo pradėjimą tvarkyti, kai imperatorius tas tai buvo padaryta. Pati misionieriai siunčia ajo. Ir tai buvo Kinijos įsūkis. Kas darosi Kinijai dabar, tai grįžimas į buvusią periodą. 2000 metų atvyko grįžimas. Dabar